2025 m. Anglijos biudžetas paprastam dirbančiajam ir smulkiam verslininkui skamba maždaug taip, lyg vyriausybė būtų pasakiusi: turime gerų naujienų, bet ne jums. Pirmiausia, atlyginimai. Minimalus darbo užmokestis kyla, tad dirbantysis galės pagaliau užsisakyti ne tik kavą, bet ir bandelę. Mažytę. Gal. Energijos rinkliavos mažėja, vadinasi šiemet žiemą radiatorius jau galima įjungti ne tik tada, kai ateina svečių. Šeimoms irgi šventė. Panaikintas 2 vaikų limitas išmokoms. Jei turite 3 vaiką, jis pagaliau nebenematomas valstybei. Gal net sveikint su gimtadieniu? Žodžiu, progresas. Ir dar turto mokesčiai. Jei turite mažą butuką nuomai ir tikitės, kad senatvėje jis padengs bent Netflix prenumeratą, valdžia jau stovi prie durų ir klausia: gal dalinamės? Smulkus verslininkas irgi gauna savą siurprizą. Atrodo, kad vyriausybė nusprendė: jei tu jau esi pakankamai drąsus turėti verslą, vadinasi pakankamai drąsus ir mokėti daugiau. Bet jei pozityviai pažiūrėsim, minimalus atlyginimas kyla, vadinasi bent viena prekė Tesco nuolaidų lentynoje vėl taps pasiekiama be širdies permušimų.